Sveiki, vėl įsijungę Lietuvos ir Kunčino viešos bibliotekos tinklalaidė Yra kaip yra ir nėra kitaip. Su jumis aš Viktorija. Aš Indrė. Sveiki, aš Aurelija. Sveiki, aš Andrija. Labai džiaugiamės su jumis bendraudami trečią kartą. Šiandien vėl aptarinėsime knygas, aptarinėsime kino filmus. Indrė vėl žiūrėjo kažkokį apie serijinius žudikus. Ir taip pat turėsime rubriką Išteisink ir pasmerk bei Iššūkį primesk man knygą. Wow, kaip profesionaliai. Čia viskas dėl Indrės to filmo. Trečia serija, vis ištobulėjau. Ne, tikrai taip, jau mes net beveik žinom, ką mes čia veikiam. Nu, kaip čia Kalbėk už pasakė. save. Aš dar net nebuvau tikra, ar aš tikrai pristatysiu tą filmą, bet reiškia jau teks pristatyti. Čia dažniausiai gal Aurelija nusprendžia, kad jei kažkas užsikabino, tai mes dabar jau ir... Skyriaus vedėja. Nu taip, taip ir ne kitaip. Aš geriausia paslapčių saugotoja. Jo, tikrai. Taip. Galiu pradėti. Skaičiau. Šaunuolė net nelaukia atsakymą, ne? Skaičiau Sek paskui drugelį, tai jau šiaip spėjau išūžt ausis, kad kokia nesąmonė ta knyga. Ją parašė Marta Kaukonen, bandyta išlaužt psichologinis trileris, turbūt. Bet, nepavyko. Žodžio labai. Aš gal trečdalį perskaičiu, supratau, kuo baigsis, kaip ten tie visi veikėjai persipinę ir kas yra kas. Man dar kas tokia erzanti ypatybė iš tos knygos, kad kiekvienas skyrius rašomas iš skirtingo personažo. Tai jie ten gal 5 buvo. Ir labai sunku nepasimes, labai apkrauna smegenis ir kiekvieno jų tos mintys, kiekvieno jų kažkokie, net pamečiau žodį, kažkokie kėslai, kažkokie tikslai, planai ir iš viso aplinkybės, kodėl jie toj knygoje yra. Malta prie Malta, bet viskas labai aišku po 5 skyriaus. Bet aš galvoju, gal čia problema tavyje, o ne knygoje, tu tiesiog Nemanau. neperprotinga. Nemanau. Ne, tikrai taip negali Iš būti. tikrai neperprotinga. Nesu aš tai knygai per protinga, bet kartais jaučiausi per kvaila. Tikrai jaučiausi, nes aš nesupratau. Arba aš esu per daug skaičius gerų, tikrai labai gerų detektyvų, kur... Greitai pasakyk 5. Nesakysiu. Aš moku saugot paslaptį priešingai nei tu. Net aišku, neatskleis gerų dalykų kitiems, Ne, kam čia palauk. reikia. Ar čia mūsų paskutinė tinklalaidė? Gatekeeping. Aš galiu turėti paslapčių kitiem kartam. Tai vat, ir šiandien pradedu skaityti Dievas visada keliauja inkognito. Tai dar nuomonės neturiu, pavadinimas man jau nepatinka. bet mums su Aurelija ją reikia perskaityti kalėjimo knygų klubui. Tai jau tokia duoklė, kur reiks atlikti. O kas labai labai patinka, tai, matot, ne viskas blogai pas mane. Pradėjau žiūrėti serialą Naktinė pamaina, The Night Shift. Jisai toksai, kaip ir apie ligoninės priimamąjį, bet tam priimamajam dirba kariai, desantininkai, buvę kariai gal labiau, iš tų pargrįžę iš karštų kraštų, su visais savo demonais vidiniais po tų visų bombardavimų ir panašiai. Ir, labai įdomus, tikrai labai įdomu. Kartais būna sunku žiūrėti, kaip atvirai rodo žarnas, širdį atverta ir panašiai. Tai šitas, bet Aurelijai tai turėtų baisiai patikti. Maksinai prie užkandžio tokį įsižiūrėti. Linguoja galvas tik tai. Taip. Bet tai va šitas labai užkabino, jau esu 3 sezone iš 4 ir vis dar nesuprastėjo. Kai būna taip, kad tendencingai 1 sezonas labai geras, o tada vis prastyn, tai 3 sezono vidurys man vis dar patinka. Galiu tada aš pratęsti, tai baigiau skaityti knygą, kurią kaip tik pradėjau skaityti po anos mūsų praeitos tinklalaidės, tai Gillian McAllister Ne čia, ne dabar. Ten toksai kaip psichologinis trileris, bet šiek tiek su fantastikos elementais. Tai ta fantastika iš tikrųjų nenuvylė manęs. Ten moteris, mama, pamato savo akimis, kaip sūnus įvykdo nusikaltimą, už kurį gali keliauti už grotų ir po to jinai keliauja praeitimi atgal, kad užkirstų kelią tam nusikaltimui ir sužinotų, kodėl, ta prasme, jos tas sūnus iš vis ryžosi tokiam žingsniui. Tai iš tikrųjų visai įdomu, nes tokio pobūdžio knygos nebuvau skaičius, kur tiesiog žmogus keliautų atgal ir tarsi atsidurtų tokioj kaip laiko kilpoj. Tai šiaip visai buvo nieko ir supratau, kad tokio tipo fantastika man dar primtina ir aš galiu skaityti ir kas nori tokio
gal vidutinio detektyvo, nei labai gero, bet tikrai ir nelabai blogo, tai visai tinkamas. Tada skaičiau knygą, kurią aptarsim po to, tai Daniel Hurst gydytojo žmona. Tai čia per daug ir neišsiplėsiu. Ir kadangi jau Aurelija išdavė, kad žiūrėjau filmą ir vėl tas filmas buvo, kaip bebūtų, juokinga apie įkalinimą, bet čia tiesiog taip sutapo, kad praeitą kartą buvo apie įkalinimą ir šį kartą. Jo. Mes patikėjom. Bet kadangi filmas geras, tai gal visai irgi verta pasidalinti, jis nėra naujas, man atrodo, pakankamai senas, bet tikrai buvau jo nemačius, vadinasi Kambarys, pelnęs nemažai laimėjimų ir apdovanojimų. Tai... Čia su Brie Larson ir su berniuku, ar ne? Mažu... Jo, su mažu berniuku, kaip įkalina, kažkoks maniakas įkalina jauną merginą ir jin po to nuo jo pastoja ir tam kambarį, kuriame jinai yra įkalinta, jin, kaip suprantu, ir pagimdo tą vaiką, nors to nerodo. Rodau, kaip tam vaikučiui yra 5 metai. Ir pirmiausia pavyksta išsilaisvinti tam vaikui, nes jie surezga tokį gerą planą ir po to jau išgelbėja ir tą vaiko motiną. Ir po to rodo, kaip jiems sekasi gyventi abiem po tų metų praleistų nelaisvį. Rodo, kad nėra lengva ir kaip atrodo, kad turėtų viskas būti labai faina, nes jie išsilaisvino, grįžo pas savo šeimą. Viskas čia gražu ir smagu, bet anaip tol taip nėra. Ta jo mama bando ir nusižudyti ir taip toliau. Ir tam vaikučiui vis geriau būna, bet ta prasme irgi nėra taip lengva, kaip atrodė. Jisai net pabaigoje filmo sako, mama, ar mes galim grįžti tą kambarį pasižiūrėti. Ir mama pradžiai kaip ir nelabai norėjo sutikti su tuo, bet jie grįžta į tą kambarį ir tas vaikas su juo atsisveikina, nes reiškia, kad kadangi jis ten praleido vis tiek pirmuosius savo 5 gyvenimo metus, turbūt tas kambarys jam vis tiek pasidarė savotiškai brangus, nes jis ten augo ir jis to kito pasaulio buvo nematęs. Ir toks, kaip aš sakau, liūdnas filmas, bet kartu supranti, kad Lietuvoje gal nelabai tokių istorijų būna, bet kokioje Amerikoje mes girdim apie tuos, kaip įkalina vaikus ten ir pralaiko įkalintus daug metų, ar ten šiaip kitus žmonės, ir supranti, kad tokia žiauri realybė. Esu mačius šitą filmą, tikrai labai geras. Man labai patiko tam filme, kad atrodo, ta mama jį labai daug laiko praleidus laisvėje, bet vis tiek po to pagrobimo ir išlaisvinimo tam berniukui lengviau adaptuotis ir priimti tą realybę, kokia ji yra, negu kad tai mamai. Jo, tai mamai ten iš tikrųjų išvis labai sunku. Aš kažkaip buvau matyt praleidus tą filmą ir jį čia rodė per, man rods, TV3 kanalą ir kažkaip sudomino paprašymas ir sugalvojau pažiūrėti. Tai tikrai nepasigailėjau, geras filmas, bet jo, kažkaip turbūt atrodo, kad kaip tik mamai turėtų būti lengviau, nes jin jau žinojo, kaip viskas yra laisvėj, bet kažkaip tas berniukas geriau adaptuojasi po biškį, po truputį, bet jisai kažkaip... Gal tą mamą tai ir palaužė labiau, nes jis žinojo, koks yra gyvenimas prieš kambarį. Vaikas neturėjo su kuo palyginti. Irgi gali būti. O šiaip tai šitas filmas paremtas pagal knygą. Tai mums čia labai tema. Ir jo, buvo nominuotas ir ne vienam Oskarui ir pagrindinė aktorė laimėjo geriausios aktorės tą Oskarą. Tai aš dabar pasitikslinau ir tikrai pagal knygą, nes prisiminiau lyg, kad knyga irgi buvo, tai jo, ir ta rašytoja ir scenarijų parašė filmui. O tai čia labai tema, nes aš kažkaip nepasidomėjau, ar pagal knygą, ar ne, kažkaip vienu metu galvojau, kad čia iš vis gal pagal kokią tikrą istoriją, kaip kartais būna, kad paremta tikrais faktais, bet po to kaip ir gal nebuvo liktai šito, kaip būna filmo gale, ten po to pasako, kad man atrodo, kad nebuvo, tai... Galiu? Gali. Aš tai susirašiau, ką skaičiau, kad nepamirščiau. Reiškia, bus daug, sąrašas ilgas. Ne, mes galime išeiti, Aurelija pratęs. Viskas kontroliuojama. Iš tikrųjų, tai pabaigiau skaityti vidury nakties, ją buvau pradėjus įrašinėjant praėjusį podcastą, tai net nežinau, tiesiog knyga. Okay. Po to skaičiau žydų kilmės rašytojo Blum knygą Sutapimų kūrėjai, tai fantastinė, tokia truputį distopinė ta knyga, bet labai maloniai susiskaitė. Labai gražiai ta fantastika visur įpinta ir tokių yra potekščių, povandeninių istorijų, taip kad labai, labai smagiai skaitėsi. Skaičiau Gydytojo žmoną, taip pat skaičiau Seicho Matsumoto Taškai ir linijos, japonų detektyvas, šiek tiek primena Agatos Kristi knygas, visiškas skaitimo malonumas ten buvo. Taip pat skaičiau Kiti paukščiai, Sarah Edison Allen ir Toshikazu Kawaguchi, kol dar neišnyko prisiminimai. Wow. Dabar skaitau
Viktorijos Švab Nepaprastieji. Sakai, Viktorijos, gal ką čia Viktorija parašė? Oi, palauk dar ateityje. Nu nežinau, kokia čia pas tave būtų turinio ta knyga. Neskleisiu. Taigi laiko paslaptis labai. Ai, jinai- tiesa, čia aš vienintelė viską Savo kozerių ištaškau. neatskleidžia. Ne, aš tokia intrigantė. Va, va. Perėmė į šį kartą tu. Perėmiau aš dabar. Tai labai noriu pasidžiaugti tuo, kad kol dar neišnyko prisiminimai, čia yra 3 dalis serijos. Tai buvo tikrai labai įdomi, ko gero pati įdomiausia knyga iš visų tų 3, kol kas jų bus dar. Ir buvo taip smagu, taip kažkaip gražu skaityti, kad labai jau ten daug mirčių galiausiai gavosi. Bet man malonu klausyti, kad būtent 3 labiau patiko, bet ką aš ką tik sakiau apie serialą, kad tas 1 sezonas būna geriausias paprastai. Tai ir su knygom dažnai, kad 1 dar tokia labai gera užkabino, o po to mes kai skaitėm tos Regan detektyvus ir 1 labai užkabino, tai aš 3 įveikiau, Aš irgi taip pačiai. o jų yra iš viso 16, Gal kažkas ten jų tai baisiai. mes tų nebetlaikėm jau. Ta prasme, o 1 tai buvo, tikrai labai labai gera, labai gerai. Bet po 3 mes nutarėm, kad ne taip jau ten ir faida. Taip. Ir dar ir pradėjau žiūrėti serialą apie zombius. Nu, Wow. ko akis vartot jūs? Koks surprizas? Čia korėjiečių serialas Happiness. Tai labai kažkaip smagiai žiūrisi. Bet jau žinokit, po tiek serialų zombių apokalipsę aš išgyvenčiau. Tai žinosim. Į ką kreiptis? Su kuo čia draugauti reikia tuo metu? Taip, tai aš tikrai netiek daug perskaičiau, nežinau, ar esu kada per tokį trumpą laiką tiek daug, tikrai nesu tiek daug perskaičius, tai čia siekiamybė. Aš perskaičiau M.W. Craveno Marionetės, apie ką pakalbėsim vėliau. Ir taip pat perskaičiau savo anglų kalbos knygų klubo knygą, tai I Who Have Never Known Men, autorės Jacqueline Herpman, kaip lietuviškai. Aš nepažinusi vyrų. Taip, dėkoju. Mano asmeninė vertėja. Tai knyga šita iš pradžių galvojau, o ne, ką mes čia pasirinkom. Nu, ta prasme, ten distopinė tokia knyga, uždarytos 40 moterų kažkokiam kaip bunkerį, kažkokiam narve, kaip apibūdina tai, jas prižiūri prižiūrėtojai tenais ir neleidžia įvairių dalykų, tik tai jos ten gyvena, be nieko, gamina valgyt, miega ir nesupranta nei kodėl jos ten atsirado, nei kas vyksta ir panašiai, bet pačioj pradžioj labai daug, kadangi mūsų pasakoja knygos veiksmą labai jauna veikėja ir jinai tenais kaip ir savo visą gyvenimą beveik prabuvus ir kalba daug apie tokius jaunystės atradimus, apie pagalvojimus, apie vaikinus, ar ne, kadangi tenai niekada nežino, kaip ir pavadinimas sako, ar ne, nežinojus vyrų, ir tokius apie brendimą ir panašiai, ir gana ilgą laiką taip atrodė tęsiasi ir galvoju, čia ir taip ir bus visa tokia knyga apie tą. Bet po to, čia neišduosiu, kadangi ir ant knygos ir rašo, kad jos ištrūksta iš to bunkerio pagaliau dėl kažkokio tais atsitikimo. Ir tada jau kaip jau jų tas gyvenimas, kai čia ir Room ar netam kambarį filme buvo, kad irgi ištrūksta iš tenais ir kaip tada sekasi gyventi po viso to. Tai mes čia irgi sekam jų istoriją, kaip jos ištrūkę, bando suprast, kur jos esą, ką joms toliau veikti ir kurgi pradingo tie prižiūrėtojai, jas stebėję tenais. Tai po to, kai įsirutuliojo ta istorija, tai patiko man ta knyga ir net vienu momentu daug ašarų išliejau, labai nesitikėjau, tokia tiesiog taip užėmė net po to, noriu skaityti toliau, bet nematau per ašaras, kas tenais vyksta. Tai sunkus būna variantas, kai taip nutinka. Tai ir aptarėm kaip tik vakar ir pabaigiau šitą knygą ir vakar aptarėm klube šitą knygą, tai ir kitiems tikrai paliko įspūdį, kad tokia kitokia knyga negu ką yra šiaip prieš tai skaitę ir irgi labai patiko ir daug kalbėjom apie ką mes galbūt, kokia galėtų būti reakcija ir net tokiai situacijoje būnant ir panašiai. Tai jo, visai patiko, ar pabaiga, taip, nežinau. Nenoriu, kadangi išduoti, tai daugiau gal ir nesakysiu, kas tenais viskai įvyksta, bet tas toksai per tą, kai apsiverkiau, tai buvo geriausia ta tokia įspūdingiausia vieta knygos, o po to jo kulminacija ir po to taip,
Nu, nežinau. Bet šiaip jo, visai parekomenduočiau gal šitą. Kada tu čia verkiai? Knygos pabaigoje? Per viduriuką. Bet šitą knygą yra išleista į lietuvių kalbą. Yra. Nes Jo, skamba yra. šiaip įdomiai visai, tikrai, va taip iš šono klausant visai net atrodo irgi paskaityčiau aš ją. tą Nors šita knygą. knyga šiaip išėjo pirmą kartą prancūziškai 1995 metais Prancūzijoje ir išversta buvo 97 metais pirmą kartą į anglų kalbą, bet kaip ir rašo po to, knygos pabaigoje, tas afterword, kaip būna, tai kad kai išleido tą knygą, tai šiaip nieks jos nepirko, nieks jos neskaitė. Ir vat, kaip reikia knygai tinkamo laiko, kad ji būtų atrasta. Ir tenais rašo, kad kaip tik, kai Trumpas buvo išrinktas prezidentu pirmą kartą, žmonės pradėjo skaityti daugiau tokios distopinės literatūros ir vat, tokias istorijas bandė atrasti. Ir tada bumas pagavo tą knygą labiau. Ir šiaip ši knyga išpopuliarėjo per, kaip sakoma, tą BookToką, ar ne, TikToko programėlį. Pradėjo daugiau kalbėti apie šią knygą ir tada iškilo vėlgi šita knyga, nors jau autorė 2012 metais mirus, tai jau net po jos mirties įgavo tą tokį populiarumą tik tai. Bet tokių atvejų yra ir daugiau, tas pats Stoneris, apie kurį kalbėjom, po išleidimo jis visiškai nebuvo populiarus, netgi ganėtinai paviršutiniška knyga laikytas ir prireikė gana nemažai metų, kol galų gale atrado savo skaitytoją. Tie patys sostų žaidimai, sostų karai, nes knyga vienaip, serialas kitaip, niekada nebuvo taip gerai vertinamas, kaip po to, kaip pasileido serialas į eterį. Viskam savas laikas, žinai. O dabar kol kas neskaitau nieko, turiu sąrašiuką, laukia daug skaitimo, bet norėčiau pirmiau pabandyti paskaityti tokį gana gal keistą dalyką. Tai popiežiaus Leono XIV enciklinį laišką Magnifica Humanitas apie žmogaus asmens apsaugą dirbtinio intelekto laikais. Tai toks labai random dalykas, bet popiežius pasisako labai prieš dirbtinį intelektą ir kas jau paskaitė tą laišką jo, tikrai sako, kad įdomių minčių parašyta, tikrai nesulinkus religinės kažkokios ar literatūros, ar ypač popiežiaus kažkokių rašytų tekstų skaityti, bet tikrai labai sudomino ir labai Ilgas? Man atrodo, gaunasi PDF failas gal 50 kažkiek ten tų puslapių, nes nėra išleista kaip... Jau čia kaip ne laiškas, jau kaip visas kūrinys. Taip, nes manau, kad ir kaip ir knygos formatu planuoja išleisti, yra gal jau išleista kažkokių, bet čia jis neseniai paskelbė šį laišką, tai aš tikslios informacijos nežinau, bet pažiūrėjau, kad ar pirkt kažkur yra, tai yra įvairių tokių versijų nusipirkt. Bet tas laiškas paduotas nemokamai, gali tiesiog atsidaryti, parsisiųsti ir skaityti, nereikia kažko tai pirkti. Tai šitas sudomino. O iš filmų, tai kaip praeitą kartą sakiau, kad ir Velnias dėvi Pradą aktorių vėl norėjau pažiūrėti kažkokių tai filmų. Tai pažiūrėjau filmą The Fall Guy, Kaskadininkas lietuviškai. Ir tai čia su Emily Blunt aktorė labai patiko filmas, toksai kaip romantinis ir veiksmo vyksta ir apie kaskadininkų gyvenimą, tuos visus tokius triukus ir panašiai, ir ten ir veiksmo tikrai pilnas, kadangi apie kaskadininkus, bet ir ta istorija visai įdomi ir aktorių pasirodymai labai, labai puikūs, manau, gerai visi susilieja kartu. Ir taip pat pažiūrėjau The Idea of You, bandžiau ieškoti lietuviškai, bet neradau nei filmo pavadinimo ir šitas ir pagal knygą filmas sukurtas, parašytas Robin Lee, bet nei knygos neradau lietuviškai, nei filmo. Tai šiaip, gana galbūt toksai paprastas tokia romantinė komedija su Anne Hathaway, jaunesnis vaikinas, vyresnė moteris ir jisai žvaigždė muzikos. Muzikantas šitas, ne? Mačiau šitą jo. Tai toksai galbūt, galėtum ten biškai tos lėkštas, gal kažkas, bet kažkaip labai man ten fainai suėjo. Laisvalaikiu toks susižiūri visai normaliai. Ne tas turbūt, žinai, kurim rinktumėsi kaip tikrai labai vertingą filmą, bet... Jo, ir nemanau, kad reikia tokius filmus kažkaip labai rimtai žiūrėti ir ten kažkokių ieškoti, ar ten gilių minčių, ar kinematografiškų kažkokių ten dalykų, nors tikrai ir nufilmuotas gerai ir viskas. Tai tai visai patiko. Ir taip pat pažiūrėjom su mano anglų kalbos knygų klubu. Dabar pradėjom tokį kaip filmų klubą, kadangi norėjom daugiau laiko praleisti šitam klube, bet pasirinkom filmų. Kiek nespėjat. Taip, nors ir
Vakar pasiūlė, gal galėtumėm 2 kartus per mėnesį susitikti. Sakau, aš jau ir taip nespėju nieko skaityti, kaip aš dar klubui dar vieną knygą, žinai, perskaitysiu. Tai pradėjom šitą ir žiūrėjom filmą The Perks of Being a Wallflower, tai Atskalūno laiškus. Ta knygą buvom ką tik perskaitę ir pasirinkom ir filmą pažiūrėti. Tai buvo irgi įdomus toksai susitikimas ir pasibuvimas ir kaip ir jau minėjau, kad filmas vienas mano mėgstamiausių. Čia labai daug filmų per mėnesį. Tai čia dar ne visi, bet aš čia tik tai šitus pasirinkau paminėti. Ne, tai aišku, čia mano metų norma. Tai dės tu skaitai, belė, kiek neturi laiko, nelieka. Tai va, tas ir yra pasirinkimas. Ar skaityti, ar žiūrėti filmą, ar serialą, ar paklausyti muzikos, ar kažką kitą. Ir dažnai būna, kad sėdi ir po to nieko nepadarai. Bet pas mane dėl to dažniausiai serialas laimi, nes išsirenku vos ne kažkokią trumpesnę seriją ir pažiūriu. Tik tai va, Viktorijai vaitojau savaitės pradžioj, kad bandau pabaigti keistų dalykų sezoną, bet finalinė serija 2 valandos 8 minutės. Tai čia man ilgam bus. Sakė savaitėj. Tai dar nemačiau nieko. Nes aš pasidžiaugiau, kad atradau šitą serialą Naktinė pamaina ir kad serija apie 40 minučių. Tai sakau, va taip, vakarą prieš miegą, 1-2 serijos, labai smagu. Aha, sako, mano serialo, tai žinai, savaitį. Kalbant apie serialus, tai dar paminėsiu serialą Hacks. Lietuviškai, nežinau, nepasižiūrėjau, aš tik tai sumaščiau dabar, kai čia apie serialą kalbėjai, tai bet tikrai turi būti ir lietuviškai, nes per HBO rodo ir yra ir lietuviškai subtitrai. Tai pas mane gedulas gyvenime, nes pasibaigė serialas jau su viskuom, ne tik sezonas pasibaigė, bet pasibaigė 5 sezonas ir jau paskutinė serija. Tai vienas geriausių serialų, kokius yra tekę žiūrėti, tai yra komedija jisai, bet yra ir dramos tokių elementų apie stand-up komedijos rašytoją ir kaip čia? Atlikėją. Gudrybės, vadinasi. Gudrybės. Taip. Hacks ir gudrybės. Ai, gal tiesiogiai verčia, kad hacksai, tai tipo... Taip. O čia labiau hacks, ir į tą pusę, kad ta atlikėja yra daug vyresnio amžiaus. Į tą pusę. Bet jo, labai labai geras serialas, tikrai net pasakyčiau tobulas. Ir būna dažnai paskutinė serialo serija nuvilia, kaip ir, pavyzdžiui, Sostų karų, ar kaip ir girdėjau, nemačiau dar, bet ir keistų dalykų ir panašiai. Dažnai būna, kad net aktoriai perskaito paskutinę seriją ir verkia ne dėl to, kad liūdna, bet verkia, kad dėl ko ką padarė veikėjams ir kaip baigėsi prastai serialas. Bet aš nežinau, ar nuvils, aš dar neperžiūrėjau. Ne, tai aš tau sakau, kad... Neužsiprogramuok, tu negalvok. Tai labai labai puikus serialas, puikus rašymas ir vaidyba ir tikrai rekomenduočiau. Bet jeigu tau labai liūdna, kai baigėsi, žiūrėk, be namų negerai, jis amžinas. Kaip ir komisaras Reksas, vedęs ir turi vaikų. Bet čia turbūt topinis patarimas, žinok. Tikrai, aš dabar galvoju, tikrai buvau vaikas, kai jį jau rodė ir žiūriu, kad jį vis dar kuria. Ne, tai taip, tai mano ten tai yra ispanų telenovelė Sueños de Libertad, tai irgi jau dabar gal 500 kažkuri serija, tai irgi kiekvieną dieną išeina nauja, aš turiu ką, jeigu ką. Turi ką nesibaigiančio žiūrėti. Tikrai taip. Visiškam žinybė. Tai pereikim prie Ant bangos. Ant bangos. Ant bangos. Bet nuskendo, man atrodo. Pranyko toj bangoj turbūt. Čia kur gazdina, bet subliūkšta. Aha. Tai... Aš pasakysiu iš karto, kad neužšokau ant bangos, paskendau po iššūkio ir nespėjau užlipt ant tos bangos, tai šį kartą nelabai turėsiu ką pridėti, bet bus labai įdomu paklausyti. Bet gal nieko ir nepraradai? Ne, nepraradai nieko, nes aš pirmą kartą rinkausi citatas, kurios ne kažką man duoda, o kurios kažką atima. Bet va šitą Aurelija nesakė, tai sakė, kad aš prisirašiau citatų, bet sako, pasitaupysiu tinklalaidai apie ką jos. Ne, iš tikrųjų, skaitėt. Ir Indrė, ir Viktorija skaitė. Ir čia ne ta knyga, kur vis tiek kažką pasiėmė. Viskas, ką pasiėmiau, tai suvokima, kad neskaityti likusių dalių. Taip.
Ir dar kaip tik tu jai atidavai labai daug savo laiko. Mhm. Iš tikrųjų, prastai parašyta knyga ir dar skaitai ir kažkuriuo metu tikiesi, kad galbūt pabaiga nustebins ir galbūt baigsis kažkaip netikėtai ir tu reabilituosi tą knygą, tai tada supranti perskaičius pabaigą, kad yra dar blogiau negu tu tikėjaisi, kad bus. Ta prasme, ten viskas pabaigoje buvo taip blogai, kad, banaliau net turbūt sunku sugalvoti apskritai. Bet Va, gal žinok, Aurelija net citatą kokią. Aurelija turi citatų, bet žinai, kol dar pradėjo cituoti, tai aš noriu pasakyti, bet galvodama apie savo jausmą, tai turbūt žinok, tu vienintelė gaili. Tikėjaisi kažko iš tos knygos pabaigos, nes aš jau nuo pusės iš jos nieko nebesitikėjau. Aš nuoširdžiai tikėjausi, kažkaip pamačiau, kad yra epilogas ir kad yra tas po 6 mėnesių ir galvoju, gal ten jau kažkas bus, kažkoks netikėtas siužeto vingis, posūkis ir viską ten kažkaip sustatysi vietas ir bent jau galėsiu, nežinau, iš 10 balų duoti kokius 4, teigiamą pažymį, sakykim, bet ne, ten pabaigoje tik tai viskas blogyn ir... Pabaiga bomba, visiška bomba, bet ta blogąja prasme. O kaip kažkaip suintriguoti skaitytoją, kad skaitytų kitas dalis? Su mum nepaėjo, su kitais žmonėm gal paėjo, kad kažkokią tokią meškerę užmest, kad pasimk 2, 3 ir ten nežinau dar kiek tų dalių. Tas tikrai taip, bet visumoje, čia apie tas citatas kalbant, tai išsirašiau 3. Viena, čia tų, kur bando kažką išspaus, bet išspaudžia nesąmonę. Tik tai vienas žodis skiemenuosiuose. Jūs pasakėt pavadinimą knygos? Ai, tu dar ne visi žino? Mes pirmai minėjome. Tai Daniel Hurst gydytojo žmona. Tai čia reikia kažkur tik tai įterpti. Tai nieko, bet žinok, man atrodo, šitas geras buvo. Man atrodo, šitas geras. O dabar šitą žvengimą tik iškirpti reikia. Okay. Tesk. Pati pirma citata, kurios dėka pradėjau jas rinkti, skambėjo taip, vieną žodį skiemenuosiuose, labai sunkus jis man. Aha, čia girtumas su juo galima tikrinti. Čia dabar citata. Išsitraukiu sfigmomanometrą, paprastiesiems mirtingiesiems žinoma kraujosmūdžio matuoklio pavadinimu. Tai negali iš karto parašyti. Pamatavau kraujo spaudimą. Tai kaip parodėsi, kad žinai, kaip jisai vadinasi. Ir tada 2, viena paskui kitą ėjusios citatos. Suvaidinu tokį didžiulį nusivylimą, kokį tik stengiu išspausti. Kada skelbiamos Oskarų nominacijos, tikrai užsitartinavau statulėlę, gal net kelias. Kita citata. O galvoje sukasi mintis, kad turėčiau būti nominuota kokiam nors apdovanojimui už aktorinius gebėjimus. Tai žinok, galvoju apie Oskarą, bet gal nesuprato pati, kad Oskaras ten, žinok, yra apdovanojimas. Bet visa knyga yra bukos klišės. Taip. Ir ten tokie dialogai iš tikrųjų ir yra tokie, kad skaitai ir supranti, kad realybėj taip neskamba jie, ta prasme, tu skaitai ir kažkaip taip nenatūraliai, viskas taip dirbtinai ir kažkaip ir banaliai ir lėkštai vietom, nežinau. Prasta knyga. Aš tai net keliose vietose pasirašiau žodį paviršutiniška. Ir taip pat irgi prie veikėjų dirbtinumo labai buvau prikibus, absoliučiai neįtikėtini, nei dialogai, nei įvykiai, nei jų sprendimai, kai kurie sprendimai iš viso abejotini, ar tokį priimtų sveiko proto žmogus, ar net ir nesveiko proto žmogus. Ten visiška tragedija ir Andrija, aš už tave džiaugiuosi, kad neskaitytos knygos. Aš tai žinai, kaip galvojau, bet dabar ruoždamas šitai tinklalaidį, nes skaičiau šitą knygą šiek tiek anksčiau, buvau pasidaivus ten tai bangai, kai tik pasirodė bibliotekoje ir buvo Max populiari, tai labai jau aš ten ją čiupau. Ir man ją apibūdinant, tai sukosi tas žodis lietuviškas, kur Aurelija buvo išrinkus kaip patį gražiausią žodį. Ai, tas gražus. Mes turbūt negalim čia jo sakyti. Šūdmala. Taip. Jau pasakei, tai ką. Jeigu ką uždės Andrija, Ne, bet čia labai gražus lietuviškas. Ne, tai tikrai, tikrai tas vertas gražiausia. Mes apsiskaitę gal ką. Taip. Bet grinai apie tai, ta prasme, tiek primalta. Belenkas. Ir labai tas pats per tą patį, kažkaip labai ilgai rutuliojasi tas veiksmas ir jau tarsi atrodo, gal kažkas įvyks ir vėl jie ten paskendę savo kažkokiuose apmąstymuose, bet tie apmąstymai kažkokie negilus, o tokie labai irgi tokie paviršutiniški, labiau apie, nežinau, tokius ne apie gyvenimo prasmę ir gylio, apie jų ten tuos fiziologinius kažkokius man poreikius, kaip ten. Bet, matomai, todėl ir malta, kad norėtų išgauti kažkaip
knygos Nu, ir apimti apimtį, turbūt. kad nebūtų kaip popiežiaus laiškas 50 puslapių, žinai. Nevaryk ant mano papiežos. Aš nevarau, aš net neskaičiau, aš tik tai palyginau, ta prasme, apimtį. Nes ką sugalvoju kitą apimtį, tai negaliu pridėti tikrai dėl autorinių teisių, pavyzdžiui. Bet esmė ta, kad ir taip ta knyga nėra stora. Taip. Ir vis tiek tas pats aplink tą patį vyniojama, o tada jeigu sugalvoja kokią mintį, tai pagalvoji, kad gal geriau reikėjo jos nesugalvoti. Nes tikrai yra viena vieta, truputį vakar su Indre apie ją kalbėjom, kur kaimynas prisipažįsta, jog ją įsimylėjo. Nu, tik to dar betrūko. Jo, ten ta vieta, kai skaitai ir dar tas kaimynas išgėręs, padauginęs alkoholio ir pradeda irgi kalbėti, kaip jis ją įsimylėjo, nors knygos pradžioj buvo visiškai atvirkščiai, nes knygos pradžioj jie iš sielvarto, kad juos išdavė antros pusės, pasibučiavo ir po to jisai kaip tik po bučinio suprato, kad labai labai myli savo žmoną ir tas bučinys buvo tik girtų klaida, o knygos pabaigoj jis jau sako, kaip jis ją įsimylėjo po to bučinio ir man va čia toks iškart knygoje nelogiškumas, kuris viską nukerta, atrodo, net nesugebėjo logiškai įvykius sudėliot. Bet čia gal rašydamas autorius pamiršo, ką rašė. Aš norėjau sakyti. Nes toks įspūdis keliose vietose yra tikrai skaitant, kad rašo vienaip, tada keičiasi parodymai, kažkaip viskas kitaip. Tas pats žmogus, kur turėjo vieną nuomonę, dabar jau jo ant tiek kardinaliai kita ta nuomonė, kad tu niekaip negali privesti net prie to, kad kažkas jam natūraliai pakeitė nuomonę. Bet pripažinkit, būdas atsikratyti nepageidaujamo kavalieriaus geras, paėmė, nuskandinai viskas. Sako, vanduo išsprendžia visas problemas. Savotiškai taip. Sako, skauda galva, gerk vandens. Išsipurvinai, apsiprausk. Kažkas užkniso nuskandinti. Jo, stresuoji, sako, irgi pasileisk vandenį, išsimaudė karštoj vonioj. Ar mes čia influencinam vandenį? Ne, mes neinfluencinam vandens, bet šiaip vandens išgers sveika. Bet apibendrinant, turbūt tikrai nerekomenduojam šitos knygos, nelabai suprantam, kodėl jinai buvo tokia ant bangos ir tokia skaitoma, net ir pas mus bibliotekoje tikrai ją gan skaitė žmonės. Ir vis dar skaito. Jo, ir vis dar skaito. Skaitėsi gal jinai ir lengvai, viskas su tuo gerai, bet kažkaip, norėjosi turbūt ir turinio kažkokio. Bet net ir pati idėja, sakyčiau, labai neoriginali. Čia yra tikrai knygų panašių principų parašytų. Yra, tikrai. Skaitai ir atrodo, kad jau nesykitų panašių istorijų jau esi skaitęs. O kiek ten tų knygų pasipo to? Ar ten... Dabar 4 suskaičiuoju. Gydytojo žmona, gydytojo meilužė, gydytojo vaikas ir gydytojo dar kažkas. Nebuvo gydytojo našlė, va. Taip, galvoju. Ar skaitai kažką daugiau iš to? Užteko. Patekom, jau gerai. Aš tai labai paklausius taip džiaugiuosi, kad aš neperskaičiau jos, aš ją jau ir parnešiau, dar netidaviau, galvojau, gal čia papasakosit, kad jau ten labai faina ir labai jau ten viskas puiku, tai gal dar kažkaip aš užmesiu akį ant jos, bet reiškia, aš į abonementą ją parnešiu ir... Lengva ranka. Nes tikrai nėra ką skaityti. Puiku, tikrai čia ta banga nulinko. Bet čia jau ežeras dabar. Mes gal padarėm žmonėm paslaugą, jeigu jie planavo skaityti, tai neskaitykit. O gal kažkas tikrai kaip tik skaitys, kad patikrint, Būna, gal mes nesuprantam dalykų. Ir tai irgi normalu. Visų skonis skirtingas. Taip. Tai ką? Išteisink ir pasmerk, ar pasmerk, ir ar. Ir ar, arba ir, bet tačiau. Norit, kad pradėčiau aš, ar norit? Labai noriu. Varyk, aš matau, jau tu pasiruošus jau trykšti žemą startą paėmus. Ar teisinu, ar smerkiu, kaip galvojat? Jau čia. Tai jau varyk ir tą. Kaip Linčo teismui pasirinkau knygą, Andrė Atsiman, vadink mane savo vardu. Okay. Atsiprašau. Ne, aš jos neskaičius. Tai neskaityk, ten žinok, nėra kaip ir prasmės skaityti, aš tau papasakosiu. Aš filmą mačiau. Tai va. Tai žinok, jeigu filme dar vyko veiksmas, tai knygoje pagrindinis veikėjas Elijus realiai didžiąją laiko dalį vaitoja, koks jis vargšas, kažką tai mąsto apie savo seksualinius poreikius. Aš turiu užsirašęs, palauk. Ta prasme pasiruošimas, tai Max. Man labai patinka. Aš žinai, kaip parašiau, kad tai yra labiausiai varginanti knyga, kurią esu skaičius. Labai sudėtingas ir nemalonus rašymo stilius. Pagrindinis veikėjas Max erzinantis. Taip pat
tas vaikinukas, jam kiek 15-16 metų knygoje, vaizduojamas kaip labai išsilavinęs, kaip labai eruditas, bet tas jo toksai mėginimas pasirodyti kaip tik yra labai atstumintis. Kuo daugiau skaitai ten jo tų žinių, koks jis protingas, koks gabus ir panašiai, atrodo susireikšminęs toksai šikniukas, visiškas. Knyga apie egocentrišką vaiką, kuris nežino, ko nori iš gyvenimo ir savo ta kažkokia emocinė nebranda lipa ant galvos kitiem. Ta prasme, tikrai nuoširdžiai nieko gero. Ne, iš filmo, tai sakyčiau panašiai. Ten gal pagražinta, pagerinta gal kažkaip situacija, bet gali būti. Šiaip filmas gal man visai patiko, nežinau, seniai žiūrėjau, negaliu pasakyti tiksliai, bet aš tik tai galvoju, kad kaip tik šią knygą prieš kelias dienas paėmė nuo mano lentynos, tai jeigu tas žmogus dabar sėdi ir klauso ir galvoja, o ne, ką aš dabar čia Bet tam pasiėmiau. žmogui gali patikti. Taip, Ne, tikrai viskas taip. su tuo gerai. Nes šita knyga tikrai ir knyga, ir filmas labai populiarūs. Ypač, nežinau, ar knyga pakilo dėl to, kad buvo filmas sukurtas, bet tas Taip. filmas tai tikrai labai 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 populiarus ir išliaupsintas ir minimas kaip dažno tikrai labai mėgstamas filmas. Tai aš iš tik tos pusės tik matau tą vaikinuką ant dviračio važiuojantį per laukus, kurie ten Italijoje. Italijoje, kažkur šiltai. Tai tiek ir ten, koks ten vaisius buvo. Persikas. Kojo. O turi ką išteisinti? Turiu. Išteisinu, rekomenduoju, ko gero taip turėčiau sakyti, Moiras ir Furijas. Tai yra Lorin Grof knyga. Bet čia turbūt būtų tas atvejis, kur daug kas man sakytų, kad daviau nesąmonę, nes taip ir buvo, šią gana nemažai kam siūliau abonemente. Žodžiu, mes jos neskaitykime. Neskaitykit. Bet man ta knyga labai patiko dėl to, kad pirmas skyrius yra Moiros, antras skyrius yra Furijos. Pirmas skyrius aprašytas gyvenimo etapas iš žmonos perspektyvos, antra dalis Furijos iš vyro perspektyvos. Ir gali matyti, kaip skirtingai žmonės vertina situacijas. Labai daug atvejų yra, kur žmona žiūri į vyrą ir galvoja, aš žinau, ką jis galvoja, o jau to antroji dalyje supranti, kad tas vyras visai ką kitą galvojo. Čia iš kur atsiranda nesusikalbėjimai, iš kur atsiranda trintis, iš kur atsiranda rutina. Tai man asmeniškai labai labai patiko tos dvi skirtingos istorijos perspektyvos. Ir labai sudėtingi veikėjai. Ypatingai vyras, ten rašytojas. Toksai visiškas menininkas, bet tikrai žmogus toksai, su kuriuo nesinorėtų labai ilgai bendrauti. Tai tikrai knyga labai patiko, plus didelis pliusas gal, kad rodo tuos santykius, romantinius santykius, iš tos realios pusės, kad ne viskas visada rožėmis klota, kad ne visada pilve drugeliai ir ne visada pamatai žmogų ir ten nušvinta. Priešingai, kartais būna pamatai ir galvoju, velnias, kodėl iš čia atėjo. Tai iš tikrųjų man labai knyga patiko, bet tokia linksma istorija su jie, kad aš buvau knygą rekomendavus savo buvusiai auklėtojai, į lietuvių kalbos mokytojai ir atnešė knygą ir sakė, kokia čia nesąmonė man davei. Va čia tik patvirtinimas, kaip skiriasi skoniai tiesiog. Ar čia buvo kerštas mokytojai? Ne, aš tikrai nuoširdžiai daviau, nes man ta knyga taip patiko, o va, yra kaip yra. Bet čia mes ką praeitą kartą kalbėjom apie tuos net ir Gudryco įvertinimus, kur atrodo, aš net ir tą patį Sek paskui drugelį, kai pasižiūrėjau, tai gana neblogai įvertinta, bet ir aš nuoširdžiai nesuprantu, kodėl, nes tikrai labai prasta knyga. Tai iškart pasmerkiu knygą, kurią aptarėme prieš tai tą gydytojo žmoną, nes taip kažkaip galvau apie šią tinklalaidę ir nesugalvau prastesnės knygos, kurią pastaruoju metu esu skaičius, nes realiai net Tarnaitė ir jos visos dalys man patiko labiau negu šita knyga, tai kažkaip šitą labai smerkiu, o išteisinu knygą, toks įdomus turėtų būti pasirinkimas, tai J.D. Vanso Hilbilio elegija. Labai nepritariu jo politikai, nepritariu turbūt niekam, nei ką jis tai daro, nei ką sako, bet kaip dabar atsimenu, buvo abonemente ir buvo ta knyga ir aš vis ją čiupinau ir Aurelija sako, pasimk tu ją vieną kartą, sako, nėra, jinai stora, apie 200 puslapių, sako, tikrai perskaitysi, sako, jeigu nepatiks, atneši ir viskas. Ir aš galvoju, pasimsiu. Ir visai jinai man patiko, nes jinai pasako apie jo vaikystę ir kaip jisai augo, apie jo šeimą, apie šeimos santykius, kokie jie buvo, kaip
kaip jisai tarnavo pėstininku ir iš tikrųjų, jeigu atskirt jį politiką ir tiesiog skaitant tą knygą, žiūrėti į jį tiesiog kaip į paprastą žmogų, paprastą amerikietį, nes jis iš tikrųjų toks ir buvo, augo paprastoj, skurdžioj šeimoj, darbininkų, prastam rajone augo, vaikystė buvo tikrai nelengva, laiminga, bet tikrai nelengva. Tai tikrai ta knyga yra įdomi, tiesiog kai atskiri šitus dalykus. Tai todėl aš tą knygą išteisinu ir visai rekomenduoju. Ir tu greitai ją perskaitai. Jo, nes tikrai buvo įdomu kažkaip ir gal tas ir traukia, kad atrodo žmogus tarsi nepatinka, nepritari jo toms politinėms pažiūroms ir idėjoms, bet tuo pačiu ir traukia paskaityti apie jį vaikystį ir galbūt tas noras sužinot, kas jį iki to privedė, kodėl jis kartais toks kardinalus savo tom pažiūrom, kodėl jisai vienaip ar kitaip pasisako ir taip toliau ir kažkaip gal ir kažkiek ir padėjo suprasti jo pasaulėžiūrą, kodėl jin tokia susiformavo. Yra ir filmas pagal tą knygą. Aha, Netflix'o, man atrodo, nes ant knygos gal net buvo kažkaip lipdukas, kad sukurtas ir filmas, bet aš dar jo nemačiau. Aš irgi dar nemačiau, bet, toksai vis kas nors pamini ir, taip norėtųsi bent filmą pažiūrėti. Knygos, nežinau, gal neskaityčiau, bet... Kol jo kas nors neįkalins, Indrė nežiūrės. Šitas geras. Gerai pastebėta. Lauksim, kol įkalins. O jeigu kokį kaip DVD mes į kokį dėžę užrakinam, ar čia skaitytųsi kaip įkalinimas filmo? Nebent permontuotum ir pridėtum dar kažkokią papildomą siužeto liniją. Papilmuosim, ką nors įdėsim ten į tą filmą. Tai idėja mūsų Reelsai. Galiu tęsti aš? Tai aš labai pasmerkiu šiandien daug knygų. Sek paskui duriugelį, neskaitykit. Bet atrodė, norėjau sakyti durnelį. To irgi gal nereikėtų daryti. To irgi reikėtų daryti. Gydytojo žmonos neskaitykit. Ir dar viena, kurią pasirinkau būtent šiandienai, va štai rubrikai pasmerk. Tai mes čia gyvenome. Markus Cleaver, labai prasta knyga. Pagal anotaciją, tai tikrai nuoširdžiai galvojau, kad čia bus mano tokia labai gerai mistikos tokios, skanios mistikos, kaip vaidenasi senam name ir kažką. Nors fantastikos stipriai aš nemėgstu, bet su mistikos elementais man patinka. Bet anotacija visiškai realiai netitiko siužeto ir siužetas priėmė tokią sunkią šizofrenijos formą, o ne mistiką. Taip pateikta, kad neskanu, neįdomu ir žiauriai nefaina skaityti, kai tu jau nebesupranti, kur jau ten kažkokios psichologinės problemos tų veikėjų, o kur tą bandoma pateikti mistiką, visiškai nepatiko. O labai rekomenduoju, ir atskleisiu vieną paslaptį iš tų 5. O kaip mums pasisekė? Čia komplimentas. Dėkui. Nuo manęs. Tai Noros Roberts tapatybė, psichologinis detektyvas, psichologinis detektyvinis romanas turbūt netgi. Nemanau, kad patiktų Andrei ir Aurelijai, Indrei galbūt. Neperskaičiau, žinok, nepyk, aš ją buvau pradėjus, perskaičiau mažiau negu pusę ir neįveikiau. Nepatiko, ne? Aš galvau, tau kaip tik patiko. Dar šiaip visai lyg ir nieko buvo, bet gal truputėlį per lėtai veiksmas man rutuliojosi. Nežinau, kažkokia gal kabliuko trūko, kad aš po to galvoju, ai gražinu, ką aš čia dabar, o man taip mane užkabino, kad aš per naktį perskaičiau ir atėjau, tada jau bėgoto, ryte keliausi vėl į darbą. Mane taip užkabino, man taip patiko. Va ten yra tikras psichologinis trileris, tas psichopatas taip aprašomas, kad naktį kažkuriuo metu vyras sako, tu eik miegoti, o į darbą aš negaliu jos palikti, kai ją reikia saugoti, nes atrodo, paskaitysiu, pabaigsiu skyrių. Ir kažkaip, bet o dar vieną, arba negaliu užbaigti ten toj psichopato toj daly. Ir mane taip įtraukia, kad aš tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, skaitosi labai lengvai ir, bent jau man tai tikrai labai maloniai. Puiku, paslaptys atskleistos. Palauk, dar ne iki galo. Dar 4 liko. Ai, okei. Taip, tai aš sunkiai galvojau, ką nerekomenduot. Lengviau kažkaip atėjo idėja knygos, kurią norėčiau parekomenduot. Tai ta knyga būtų The 7 Husbands of Evelyn Hugo. Tai lietuviškai būtų 7 Evelinos Hugo vyrai. Rašytojos Taylor Jenkins Reid. Ir viena mano, sakyčiau, mėgstamiausių knygų. Ir pagalvojau, kaip tik dabar birželiui Pride Month parekomenduoti šitą knygą būtų vietoj. Šita knyga yra apie tai, kaip žurnalistė Monika gauna šansą atlikti interviu su
Hollywoodo ikona, aktorė, ta Evelina Hugo, ir tada ji pasako apie savo gyvenimo istoriją, apie gyvenimo pradžią, apie taip, kaip tapo aktorė ir visus šitus dalykus, aišku, apie savo tuos 7 vyrus. Tik tai tas, kad tas interviu leidžiamas išleisti tik tai po jos mirties. Tai tokia viena, duosiu interviu, bet gali išleisti tik tai, kai aš numirsiu. Ir apie tuos vyrus, aišku, 7 šneka, bet iš tikrųjų, ką jinai iš tikrųjų mylėjo, ar ne? Toj knygoje ji pasakoja, kad vis dėlto ne tie vyrai buvo jos ta didžioji meilė, bet kitas žmogus. Žiūrėjau, skaičiau aprašymus ir ten niekur kaip ir nemini, kas tas kitas žmogus, bet kadangi LGBT mėnesių rekomenduoju, tai gal galėtų žmonės kaip ir išsiaiškinti. Tai va, tai tikrai labai įdomi knyga ir labai rekomenduočiau. Šiaip net va, dabar, kai galvoju šitą knygą prieš 5 metus jau perskaičiau, tai vėl net užsimaniau aš ją perskaityti iš naujo. Ir kaip tik prieš kelias dienas buvo paskelbta, kad filmo adaptacijos režisavimas perduotas aktoriai Anai Kendrick, kurią galbūt žinot iš daugiau komedijų filmų, Pitch Perfect, kaip lietuviškai ten tas apie akapelos dainuojančius koledžo. Kažkaip labai keistai išverstas lietuviškai, bet nepamenu. Tai čia ta aktorė, kur išpopuliarėjo tas cup song, ar ne, su puodeliu, kur mušėm ir tą dainą tokią, tuo laikotarpiu, neatsimenu tą tokį, neatsimenu, aš su tuo puodeliu baigiau jaunimo centrą. Nu, bet nesvarbu. Tai, bet jo, toksai labai gana keistas pasirinkimas, kodėl vat, ir šitą norėjau dalyką paminėti prie šitos knygos, dėl to, kad jau prieš kažkiek metų buvo paskelbta, kad bus filmas ir jau buvo ir kitas žmogus priskirtas, kad režisuos, ir žmonės, tie, kurie skaitė šią knygą ir labai mums patiko, tai laukėm kiekvieną dieną, kada paskelbs, kas bus tose 2 pagrindinėse rolėse, ypač nes atrodo norisi tobulų žmonių ir labai tokia baimė buvo, kad kažkokius tiesiog, kai būna filmuose pasamdyti žmonės, tik tai dėl to, kad turi gal daug sekėjų, ar ten kažkokį, tik tai, kad pritrauk daugiau žiūrovų, o ne kad iš tikrųjų galbūt gerai vaidina. Tai aišku, ta baimė vis dar išlieka, bet toks įdomus pasirinkimas režisierės, tai bus įdomu ir pažiūrėti, kas čia gausis. Tai šitą tikrai knygą rekomenduočiau ir taip pat pas mus dabar abonemente galit rasti lentynėlę su knygom LGBT tema, tai šitą knygą taip pat ten padėjau. Ir knyga, kurios nerekomenduočiau, tai kaip ir į tą pačią temą, nes autorius irgi iš tos bendruomenės, bet daug senesnė, išleista pirmas leidimas buvo 1855 metais. Tai būtų Walto Whitmano Leaves of Grass, lietuviškai žolės lapai. Labai trumputė knyga, atrodo mažytė, plonytė, tai kas ten yra, bet aš, kai ją skaičiau, tai yra poezijos knyga, poezijos rinkinys. Man taip sunku buvo, ten atrodė taip apie nieką ir aš gana seniai, irgi prieš porą metų jau skaičiau, tai dabar net prieš įrašinėjant nuėjau pasižiūrėjau, kaip lietuviškai atrodo. Gal galvoju, gal aš ten netaip atsimenu kažką ar dar kažkas, bet ir lietuviškai ne ką geriau. Tenai toksai, ten buvo daiktai ir tie daiktai ir apie tuos daiktus ir dar kažką. Tokis labai tokia apie tą patį, bet apie nieką ta poezija, nes poezija man patinka. Tikrai ne tai, kad skaitau jos daug, bet mėgstu poeziją, o ten toksai pilstymas irgi, kai jūs kalbėjote apie tą detektyvą, ar ne, tai kad iš nieko į nieką ir tiek daug ir buvo labai sunku skaityti ir žinau, kad tuo laikotarpiu ir tikrai ir pakeitė galbūt ir poezijos tą pasaulį ir įkvėpė daug ir žmonių ir iki šių laikų, bet ne mano skonio. Kažkaip tai pasirinkau nerekomenduoti ir pasmerkti didį klasiką. Bet poezija dar slidesnis dalykas, nes čia toks jausmas, kad iš vis draugų neturi šitas žanras. Irgi toks labai kiekvienam. Pagal jauseną, gal žmogus vis tiek, kai skaito poeziją, jeigu tuo metu jam surezonuoja ta poezija, tai ir patinka, gal ir viskas gerai, o jeigu, ne tas gyvenimo etapas, apie kurį ten tas kitas žmogus rašo, tai tiesiog sunku gal ir įsijausti ir suprasti ir, tada ne, tu atmeti tiesiog.
Ir vieniem patinka, pavyzdžiui, tik tai, kur rimuota, ne? Kur tik tai tikrai sueina, gražiai skamba, liejasi poezija, kitiem kaip tik atvirkščiai, ar ne? Ten visiškai gali atrodyti, net nežinai kaip skaityti, nes jokio nei rimavimo nėra nieko. Ir ten būna ir slam poetry, visokie tokie dalykai. Tai jo, daug skirtingų tipų poezijos ir kiekvienam labai irgi asmeniškai. Man tai tik vienas tipas patinka, Edgaro Alano Po. Nu, aš dar nesu skaičius, prisipažinsiu. Ko tik neįlėraščiai, visiškai. Bet tikrai turiu, man atrodo, net The Complete Poetry rinkinį jo visų kūrinių. Tai kažkada tikrai. Ant varno. Tai vat, tokios rekomendacijos, tokie pasmerkimai ir priėjom prie mūsų paskutinės rubrikos. Tai yra mūsų iššūkio ir primesta buvo mums knyga N.W. Craveno. Buvo tokia užduotis. Kažką iš jo. Tai galbūt kas klausėt ir pirmas 2 mūsų laidas, tai pastebėjot, kad muzikėlė pradžioje buvo kitokia šios serijos negu prieš tai. Tai būtent todėl ir parinkta tokia šiek tiek labiau į detektyvinę pusę, kadangi 2 detektyvų dozė gavosi, tai čia ne klaida buvo, čia buvo taip specialiai. Tai iššūkis buvo čia labiau tau, kadangi mes visas dalis jau skaitė ir laukiam, nekantraujam, kol turėtų kažkada išeiti lietuvių kalba išversta kažkokia nauja dalis. Tai mums įdomiausia tavo nuomonė, nes čia buvo pažintis su detektyvo žanru. Aš tik tai atsimenu, kai tu pradėjai skaityti ir klausyti, ką tau daryti toliau. Spręst myslę, tą rebus ar kaip. Ir mes 3 mes atlaikysim. Taip, tai man buvo pirmas toksai patyrimas. Šiaip man labai patinka detektyviniai, sakykime, serialai ar ten dokumentiniai filmai apie true crime ar nusikaltimus, žudymus, visokius. Mano pati mėgstamiausia tinklalaidė yra My Favorite Murder, kur pasakoja apie nužudymus ir panašiai. Tai atrodytų detektyvinės knygos būtų labai mano dalykas, bet kai pradėjau skaityti, tai vat ir pasisakiau, nesuprantu, ką man čia dabar daryti, ar reikia suprasti ir išsiaiškinti iš karto ar panašiai. Tai buvo keistas toks patyrimas iš pradžių ir po to, kadangi taip kažkaip neužkabino, tai atleiskit, bet man nepatiko. Aš be žado kol kas. Nesuprantu, kodėl tu čia. Aš tai mintyse vonę leidžiu. Va, pasitardaus tas vanduo šiandien, taip. Aišku, ne visiškai, kad ten, baisiai nepatiko, ten nesiskaitė, ar ten nerekomenduoju kažką tokio. Tikrai labai patiko, kaip ir sakiau, Tilė veikėja, tai tokia keista, ar ne, savo stiliaus, aišku, tikriausiai kažkokių psichologinių problemų turinti asmenybė, bet labai protinga ir galbūt ta veikėja mane labiausiai ir per tą knygą vedė, kad norėjosi jos tos dalis paskaityti, bet kažkaip man skaitant atrodė, kad tie atradimai, supratimai, kodėl būtent čia vienaip arba kitaip, kodėl čia šita užuomina reiškia tą ir išsiaiškina kažką kito, tai atrodė kažkaip labai neįtikėtinai, nežinau kaip paaiškinti, bet atrodė, kad nesuprantu, kaip čia išsiaiškino, kad būtent tas reiškia kažką kitą. Tai Tilė protinga. Ne, tai kad Tilė tenai viską išsiaiškino, tai man ten dėl jos tai ramu buvo, bet kodėl Vašingtonas Po tenais, žinai. Visi klauso Tilės. Ir šiaip nedurnas irgi, jis turi ten savotiškų gerų savybių. Ne, bet taip, tik tai tas atrodo, kad jisai, jisai supranta ir jisai žino ir, toksai gal iš tos pusės, kad knyga parašyta, tai aišku, tai čia ne kaip, dokumentiniam filme, ar ne, tai kažkaip, apie kažkokį nusikaltimą yra kitaip. O knygoje, tai knyga ir yra parašyta, kad viskas rutuliotųsi pagal taip, kaip turi būti ir tada užsibaigtų vienaip kažkaip arba kitaip. Tai jo, kažkaip nelabai, bet, aš negaliu atsikratyti, aišku, viso žanro, sakyti, ne, aš viskas daugiau detektyvų neskaitysiu, galbūt kažkokia kitokia istorija, kažkokia kitas lokacija ir panašiai. Aišku, dar tas, kad man teko skaityti anglų kalba originaliai parašytą knygą verstą į lietuvių kalbą. Oi, kiek atsiklausėm. Kaip čia tas vardas išverstas? Kaip čia tas vietovardis? Košmaras. Tu suteik šansą, skaityk angliškai. Ne, tai taip, tai aš... Čia ne knygoje. Perskaitai sakinį ir mintys išsivers. It's me. Ne, aš žinau, kad aš vietom verčiausi, ta prasme, aš vardus skaičiau dažnai, kaip jie būtų angliškai, pavyzdžiui, readas, aš skaičiau read, ta prasme, tokie tikrai, ir ten, pavyzdžiui,
detektyvė inspektorė, tai aš tiesiog susitrumpintau tą DI arba Detective Inspector, nu tokia, nes kadangi iš serialų anglų, kur irgi apie tokias asmenybės, nu, sukurtas, pavyzdžiui, Line of Duty, tai jo, tai tas toksai labai buvo iš pradžių sunku susigaudyti ir tada tuos visus, tas rolės susiprast, kas čia kas ir galbūt tiesiog, nežinau, pirmam kartui tas patyrimas toksai bus lengviau gal kitais kartais ir bus smagiau. Gal tu per daug susikoncentravai į tai, kad tu turėjai išsiaiškinti, kas žudikas, o ten tam buvo Vašingtonas. Ir tylė. Ir tylė. Nemanau, kad aš labai ten bandžiau. Nes kažkaip tiesiog taip nesupratau, kaip, nu, pavyzdžiui, kai tenais, kodėl jisai sumastė, kad būtent tą kapą jam reikia iškast ir po to kažkaip galvoju, nu, aš čia kažko nepagaunu, ką jisai pagauna ir nebandžiau kažko labai išsiaiškinti. Bet jūs pavarykit. Nu, mums dabar reikia kažkaip išteisinti. Nes aš tai visiems rekomenduoju tą knygų seriją. Aš širdžiai rekomenduoju, nes Vašingtonas tai yra meilė. O tylė irgi. Man ir ta inspektorė Flynn irgi visai tokia patiko, ta prasme, jų ta triulė tokia nemirtinga, nes jie visi labai skirtingi, bet tuo pačiu labai vienas kitą papildo ir faina tas, kad jie sugeba rast bendrą kalbą, būdami tokie skirtingi, nu, nes tikrai visi trys, nu, tokie unikaliai kitokie. Ir gal net vietom šiek tiek jie ir hiperbolizuoti, kaip veikėjai būna, kad kartais skaitai ir atrodo, nu, Vašingtonas po tai toks tikras mačo, kur geria alų, valgo dešreles, tik tai nepripažįsta jo toks vienišius užkietėjęs, nepripažįsta jokių sveikų vegetariškų patiekalų, nu, toksai atrodo hiperbolizuotas, bet tuo pačiu, nu, jam tas tinka, nu, ta prasme, tu skaitai ir jį ir įsivaizduoji būtent tokį, nu, kad jis toks ir ne kitoks. Ir dinamika labai graži tarp Tylės ir Vašingtono, tie jų tokie draugiški, bet labai labai faini santykiai. Nu, tokie pasišpilkavimai tokie, bet jie draugiški, ten ta tokia ironija, tarp jų ta satyra, tai man kaip patinka, tai labai kažkaip gerai susiskaito. Ir Tylės tas atvirumas, kur bet kokiom temom jinai gali ką nors. Ir taip skaitai, ir toks net pačiam skaitytojui toks netikėtumo faktorius, kad jinai kažką žiebė labai asmeniško, labai ne vietoje, labai nelaiku. Ir atrodo, tik tai tas Vašingtonas normaliai ir reaguoja į tai. Atrodo, girdi, kaip jisai varto akis, bet jisai tai priima. Jam nesukelia tokio kažkokio nepatogumo jausmo ar pasitenkinimo didelio kaip Tylės nepažįstantiem žmonėm. Ir aš, man atrodo, liktai gal ar 3. ar 4. daly man truputėlį dabar jau pradeda ir maišytis jos, supratau, kad iš tikrųjų šitas autorius, jis turi labai daug kriminalistikos žinių ir ta prasme labai gilių žinių, nes viskas aprašyta iki tokių smulkmenų ir nepalieka skaitytojų jokių tokių, nu, Andrei va šiek tiek paliko kabliukų, bet aš labai neturėjau prie ko prikipti ir man atrodo, ar 3. ar 4. dalis buvo susijus su kariuomenė kažkas, tai buvo. Ir man ten irgi labai patiko, aš kažkaip galvoju, nu, ar jis gal ir pats yra tarnavęs, ar gal turėjo kokį tarnavusi draugą, bet taip viskas tiksliai ir su smulkmenom ir taip gerai aprašyta, kad supranti, arba žmogus į tai įdėjo labai daug pastangų ir darbo, arba jis pats per visą tai perėjo, bet viskas taip tave įtikina, kad tu neturi net prie ko prisikabinti. Aš neradau nei vienoj daly kažkokių vietų, kad man, nu, nesueitų galai. Aha. Bet ar jis ir nėra žurnalistas nusikaltimų? Man atrodo, kažką apie tai skaitėm. Kažkas jo, kad kažkas jo ir susijęs darbas su tuo ir galvoju, kad turbūt tas labai ir pasitarnauja, kai rašo detektyvus. Ko gero. Man irgi kabliukų nekilo, kaip tarkim, jau apie ką šiandien kalbėjom gydytojo žmona, kur skaitai ir, nu, turi prie ko prikip. Ir tas nesaina, ir anas nesaina, ir atrodo, kiekvienas veikėjas pats savo prieštarauja ir autoriaus žodžiai ten kažkur pats siužetas pats savo prieštarauja. Ar neaišku, kodėl tam tikri sprendimai priimti. O va čia man irgi nekilo nei vienoj, mes 5 skaitėme. 5, jo. Nei vienoj nekilo minčių, kad kažkas ne iki galo aišku. Ir man buvo tokius, va čia kaip. O tokie dažniau buvo. Ir pasiruošę naujam iššūkiai? Nu tiek, nes mes visiškai nežinom, jinai čia dabar mąstė visą laiką, ką čia dabar išmąstė. Bet Nikai sugalvojo prieš pat pradedant įrašinėti, tai jos veidas nieko gero mums nežadėjo. Ne, jau čia bus. Tikiuosi nelaukinės gulbės nesusigirdėsim tik tai po metų. Ne. Reikia perskaityti Afrikos rašytojo knygą. Labą dieną. Hello?
Man patinka šitas iššūkis. Neįsivaizduoju, ta prasme, neturiu kažkokios minties, vad ką, taigi. Bet tikrai įdomu. bus įdomu kažką net gal pabandyti šviežio. Ar pas mus abonemente yra Afrikos rašytojų knygų Yra. lentyna? Yra. Tai reiks eit pasiknaisiot po ją. Nu gerai, ieškosim. O aš tada dar noriu pakviesti mūsų klausytojus sudalyvauti konkurse, kad jau šiandien kalbam apie detektyvus šitiek daug. Ir žinom, kad jau atradom ir tokių savo gerbėjų, kurie laukia mūsų tinklalaidžių. Tai norim juos apdovanot. Iki birželio 30 dienos Facebook paskyroje, Alytaus ir Kunčino viešosios bibliotekos Facebook paskyroje po mūsų šią tinklalaidę komentaruose parašykite jums labiausiai patikusį detektyvą. Ir mes birželio 30 dieną burtų keliu vienam laimingajam padovanosime knygą. Jei! Tikrai būkit aktyvus, būkit drąsūs, dalyvaukit ir tada būtinai klausykit kitą tinklalaidę, kad sužinotumėt, ar laimėjot. Aš pagalvojau, kokias mes savo naudės esam jau skaitę tiek daug detektyvų ir dabar tikimės, kad vis tiek sužinosim gal kažką naujo iš savo skaitytojų, gal kažką praleidom ir kažko neskaitėm gero, ne? Aš kaip tik tą patį norėjau sakyti, kad vat, bus įdomu, ar kažkas kažką parekomenduos, pasakys, pakomentuos, kad vat, busit jūs nežinoję, neskaitę. Net čia toks kaip iššūkis jums. Tai bus, tik tai aš kaip suprantu, tai Viktorija nori tą 5 balansą atstatyti. Taip, galimai, galbūt. Na, o pamažu tinklalaidė artėja link pabaigos. Turime su jumis atsisveikinti iki kito susiklausymo, susikalbėjimo. Ir aš Aurelija sakau iki. Iki kitų kartų gero skaitymo. Iki. Iki.